Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt. Lietuvos Respublikos ūkio ministrė Birutė Vėsaitė penktadienį susitiko su Druskininkų savivaldybės vadovais, administracija ir savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais. Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas susitikime svečiams trumpai pristatė svarbiausius pastaruoju metu įgyvendintus Druskininkuose projektus ir būsimus infrastruktūros plėtros darbus. Ministrė savo darbotvarkėje turi nemažai susitikimų, kurių metu nori geriau įsigilinti Lietuvos miestų esamas aktualijas, problemas, išgirsti gyventojų, savivaldybių vadovų svarbiausius planus bei lūkesčius. 2005 metais aš prisimenu, kai dabartinis meras dėliojo savo vizijas dėl sniego arenos, dėl tilto, tai man atrodė tikrai iš fantastikos išbuvo, dabar šiandien viskas yra realu. Tai ir tie didieji projektai, kaip tas jūros pakraštys ar jūros krantas, irgi aš manyčiau, kad bus realizuoti. Svarbu turėti savo viziją, o iš tikrųjų tie turistų srautai ir tiek, kiek Lietuva šiandien surenka į savo bendrą vidaus produktą iš turizmo, tai aš manau, druskininkai tikrai nemažai prisideda. Man labai patinka druskininkai, dažnai būnu čia. Ir tikrai pasinaudojo visą tą infrastruktūrą, kuri yra. Išbandžiau ir sniego areną, ir vandens pramogų parke ne kartą buvau, ir savo svečius atvežu. Ir be abejo, tom sveikatinimo procedūrom taip pat pasinaudojo. O aš manau, kad tikrai šitas kurortas turi didelį potencialą medicininio turizmo srityje. Reikia tik tai sutvarkyti vizų klausimą ir manau, kad tikrai dar turistų srautas plūstels. Po susitikimo savivaldybėje Birutė Vėsaitė lankėsi turizmo ir verslo informacijos centre, kur susitiko su apgyvendinimo, maitinimo ir kitas su kurorto turizmo infrastruktūra susijusias paslaugas teikiančiais druskininkų verslininkais, įvairių organizacijų bei institucijų atstovais. Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt